Na jau. Koksmai. Aha. Labą dieną. Žiauriai nelabai skubam pastarosiam dienom. Kartais skubam, nes dažnai nebūna laiko, bet pravažiavom dykumą. Ir pamatėm... Dykuma gerai buvo. Jo. Važiavom 12 valandų maždaug, apie 200 km. Ir maždaug vidutinis greitis yra tarp 10 ir įsibėgėja kartais 40, jeigu yra atkarpa 20 metrų, kur nėra kokį 40 cm duobės. Tai taip maždaug ant greičio lupam gazą. Dobrą dieną. Dobrą dieną. Ką mus išmes, bet gal ir neišmes. Pravažiavom dykumą ir visiškai pasikeitė vaizdas. Pliažai, beveik kaip Dubajus turbūt, nebuvom Dubaj, tik būsim. Žmonės neįdinėjo ant kupranugarių, kaip galvojom, kainos tikrai nėra mažos. Kazachstanas nustebino, nes atvažiavom, sakau, galvojau, čia važiuos kupranugaris koks nors, ant asilo trauks ten kokį vamzdį per asfaltą, net be ratų, kaip nors taip, ir pyst. Įvažiuoju, Megapolis, asfaltas, ledas, paminklų pilnas, skeitant žiauriai gerai. Nu viskas, super, tik kainos biški per didelės, žmonės epic visi, žiauriai svetingi, žiauriai juokės daug, žiauriai, nežinau, draugiškai jauties. Kaip namuose, nenori iš tikrųjų namo grįžti. Nu, turim labai fainą šeimą, 3 brolius, 1 sesę, iš viso 8 šeimoje, bet kitų nėra, ėmė mus gyvent, gerai labai. Matom, kaip gyvena Kazachstanas, kaip visi juda, kruda. Nepersistengia žmonės, biški padirba, tada arbatėlės, tada vėl padirba, tada reikia pagulėti, o tada jau kažką jau vakaras atėjo, vėl arbatėlės reikia, nu taip normaliai, kai kažką galima biški yra silpniau. Nu, rytoj užvažiuojam atgal į viršų. Kylam į viršų, jo, į Ektobę. Po to atranzuosim žemyn. Na, taip pagavo žuvį tas žuvis. Gali parodyti truputį vaizdą aplinkui, kaip atrodo viskas. Aš pažiūrėk, kiek laiko. Normaliai. Jau 2,5 minutės. Va. Romas vėl agresyviai ima knygas, tai iš karto apie knygų. Nu, Kazachstanas kažkaip netoks turėjo būti, kaip įsivaizdavom, bet žiauriai mums čia patinka. Žiauriai viskas gerai. Ką? Duodam palinkėjimą. Čia reikėtų dar iššokti iš tikrųjų, bet čia ką tik kolega susilaužė galvą, tai šok, gal nešok. Tai palinkėjimą, bučki.